Šiandien ir viešime Šiaulių Romuvos gimnazijoje. Tai yra aktyvus jaunimas, gimnazistai. Tai yra miesto jėga, ką gali realiai padaryti, nes jaunesni moksleiviai, jie gali būti tik tais tos mūsų idėjos, mūsų, sakykime, mes galime būti kaip tie idėjiniai vadai, paskui kurios gali eiti ir kiti, tai yra, aišku, žemesnių klasių moksleiviai, prisijungti prie mūsų tos bendros veiklos. Tai va dabar tolimesnis mūsų tikslas bus, kad galėtumėm dar kartą išgirsti. Kiekviena mokykla yra nusimačiusi idėją, projektuko idėją, ką konkrečiai norėtų nuveikti, kurdami savo respubliką. Ir dabar šiandieną kiekviena mokykla dar kartelį nori pristatyti pasirinktą problemą arba vadinkime idėją, pristatyti trumpai, ką ketina daryti. Ir visi, kai bus pristatymas, tikimės kažkokių tai patarimų, pastebėjimų, kad galėtų kiekviena mokykla, grįžusi į savo kūrybinės komandas, dar kartą pergalvoti savo tas idėjas, savo žingsnius, patobulinti savo konkrečius veiksmus ir realiai pradėti jau konkrečiai veikti. Konkretiems veiksmams realiai tai yra iki birželio mėnesio, nes paskui yra vasara, o jau ruduo turbūt yra skiriamas grinai pergalvoti tai, kas yra pasiekta, pasimatuoti, ką pavyko sukurti, ką pavyko pasiūlyti miestui, savo tas idėjas realizuojant, kokios mintis kilo. Tai yra tiesiog tokia eiga, taip mąstome. Gal jums klausantis kils visai kitokios mintis ir mes labai laukiame patarimų. Tai gal mes elgiamės ne visiškai teisingai, gal kažkur klystame, tai tiesiog ir norisi, kad šiandien mes tikrai tą kelią atsistotumėm, sakykime, kiek galima teisingesnį, nes laikas yra labai brangus, o veikti norisi. Pabandyti atsakyti į klausimus, kurie kyla, tai dėl to tiesiog laikykit mane savo bet kurios komandos narių. Ir aš galvoju, kad šiandien turėtų būti dialogas, mes turėtumėm kalbėtis, išsiaiškinti tas tokias, abejotinas arba neaiškias vietas, pasitikslinti jas, tai daugiau turbūt nėra prasmės kažką ir sakyti. Tai tiesiog siūlyčiau pradėti dirbti ir tiek. Mano įspūdis apie Šiaulius tai yra labai puikus. Aš vienoje iš jūsų mokykloje esu lankęsis, Didždvario gimnazijoje, mes ten domėjomės bakalaureato patirtimi. Ir šiandien dabar, jeigu reikėtų prisiminti, tai galėčiau savo jausmą apibūdinti tokiu vieninteliu žodžiu – nustebimas. Labai didelis nustebimas, kad taip galima, kad kokių yra gerų patirčių mūsų Lietuvos mokyklose, kurias galima rodyti, bet tam kaip pačius puikiausius pavyzdžius. Tikiu, kad lygiai tą patį galėtume rasti šitose įstaigose. Tai štai, tai laikykit mane savo komandos narių, moksleivių, pavyzdžiui, kokio nors gimnazijos ketvirto, truputį vyresnį. Ir siūlau pradėti. Kad jau sakoma, emigracija tai tautinė sporto šaka, gal kas skaitėte Delfi, ar ne? Tai va sako, pirma krepšinis, antra emigracija. Tai va, tai kodėl mes tą problemą pasirinkom, tai turbūt yra aišku, ar ne? Nes tai yra svarbu ir toks tikslas yra, čia ką ir kėlėm, tas buvo iš prioritetų nurodyta, kad tiesiog išlaikyti ryšius, užmegzti ryšius su emigrantais gyvenančiais užsienyje, akcentuojant bendraamžius ir bandyti kažkokią tai, kas jau įmanoma mūsų jėgoms, bandyti stiprinti ryšius su emigrantais, galbūt toj pasiekmėj mūsų veiklos arba pasiekoj ta emigracija šiek tiek ir sumažėtų, nes sako, kad emigracijoje lietuviai nutautėja, kaip tik vakar tą straipsnį dar vieną paskaičiau. Tai va, tai principas būtų toks, mūsų veikla būtų susijęta su tuo, jog vis dėlto mes manom, kad mums yra nors Lietuvoje, čia yra įveikta ir tų statistinių visokių dalykų dėl emigracijos, ir čia niekam nepaslaptis, bet mūsų, pavyzdžiui, gimnazistų tikslas vis tiek vienas yra tas toks bendravimas ir bendradarbiavimas, bendruomenės pajungimas į tą veiklą, puoselėjimas tų tradicijų ir patriotiškumo, tai mes manom vis tiek, kad mes pasiliekame prie principo, pirmiausia, vykdome apklausą, nes niekas mūsų netikė.
netyrė, tai čia vis kaip pilietinė iniciatyva, niekas netyrė, kiek gimnazijos, pavyzdžiui, mokinių iš mūsų bendruomenės, virš 700 yra išvykusių, pavyzdžiui, tėvelių, ten brolių, seserų, ar artimųjų, ar giminaičių. Tai va padarysim tokį tyrimą vis dėlto. Mums tai svarbu, manom, pasitarėm su gimnazistais, tada mes aprobuosim tuos duomenis, žiūrėsim kokią tą veiklą. Tai čia pradedant nuo vasario mėnesio, mes parengėme anketą, tai daugiau eitų klausimai susiję su statistiniais dalykais, galų gale pereinant prie jausmų, kaip jaučiasi bendramžis. Manome daryti, gal čia taip ir nenusakliai truputėlį sakau, tokį renginį, galbūt pakviesti ir kitus dalyvius, kuriame kalbėtume apie emigracijos žalą ir naudą. Nu, čia irgi nėra kažkokių stebuklų, bet pasitelkiant tokią, pavyzdžiui, bendraujam, sakykime, tokį kaip ir tiltą parengti, tiesiogiai bendrauti Skype'u, galbūt kas galėtų atvykti iš tų emigrantų ir tiesiog pasidalinti tokią savo poziciją, pažiūromis, tiesiog įvaitai ir aprobuoti tos duomenys, pasižiūrėti į jų ir kitus partnerius. Mes čia daugmaž derinome, ką jau įmanoma, ir dainų bendruomenę jungti, ne tik pačioj gimnazijoje tai daryti, tai kartu kaip prie nevyriausybinių organizacijų arba asociacijų, tai atsakingą jaunimą pajungti į tą veiklą ir dainų mikrorajono bendruomenę. Tai va, pasižiūrėti. Tai sako taip, kad istorikai, čia mes ne istorikai, bet vis tiek kryptis ar ne, nieko nekuria, jie tik tai žiūri, apdoroja tai, kas jau turima. Tai iš tikrųjų mes bent jau manom, kad mūsų tokia pilietinė iniciatyva ir bus. Galbūt, pavyzdžiui, koks nors jaunuolis ar jaunuolė neišvyks iš Lietuvos, pasiliks gyventi, gal paskatins kažką grįžti. Tai va, tai toks per bendravimo ir bendradarbiavimo prizmę. Tiesiog tyrinėti šitą ciklą. Tai ačiū už pristatymą. Dabar gal kyla kažkokių tai klausimų tiesiog iš to, ką išgirdome. Pasitikslinimai. Tai daugiau tokia tyriamoji veikla, skatinas piliečio iniciatyvų. Pažvelgti į tą problemą. Tai yra į emigraciją ir reemigraciją. Konstatuosite, kaip tai, nes yra, pavyzdžiui, kai kurių iš mūsų projekto iniciatyvinės grupės narių ir, pavyzdžiui, tėvelių yra išvykusių. Tai, sakykime, ir ilgą laiką gyventi. Tiesiog turim konkrečių pavyzdžių ir čia mums tai buvo toks kontrargumentas ar klausimas, kaip mes tai galim padaryti. Tai mes, man atrodo, kad čia kaip tik puikiausia tą padaryti, bendrauti su užsienyje gyvenančių bendramžių, išvykusių, pavyzdžiui, klasiokų. Tai čia tikrai yra. Ir pasižiūrėti, kokios veiklos, kas dar brangu Lietuvoje išvykę. Bet tokių minčių, kaip atgal privilioti. Ne, mes tuos savo kažkokios priemonės galėtų būti veiksmingos, kad žmonės atgal grįžtų į savo gimtąją šalį. Aš sako, kaip Rumunai ir Bulgarai nuvyks į Didžiąją Britaniją, tai lietuviai sugrįš atgal. Nes pigesnė darbo jėga bus. Tai čia tiesiog tai, kad gražiau, gal kažkiek mes tai galime mažinti. Jeigu mes randam kažkokį partnerį, kuris yra moksleivis, nesenai išvykęs užsienį ir pažiūrime iš emocinės pusės, kaip jis jaučiasi, ar jam ten yra gerai, gal jis pasakys, man yra tikrai negerai, man buvo geriau Lietuvoje ir tos jo emocijos kažkiek įtakos turės bendramžiams. Gal jie pasvarstys, gal neverta važiuoti, gal jie čia Lietuvoje. Mes galim ne tik, kad gražinti, bet kažkiek gal mažinti, atriboti tą išvykimą. Sąmoningumą. Skatinti žmonių tiesiog pozicijų išvykimą. O aš dabar norėjau tik pasitikslinti, jūs ten paminėjote anketą, jau esate pasirengę. Taip, mes sakėte, ir anketuoti planuojate naudodami elektroninę ar popierinį tą variantą savo bendruomenėje, ne? Tai kaip ir minėjau. Galvojam popierinį savo bendruomenę, sakom, gal bus aiškiau. Nes jeigu elektroninį vis tiek mokinių tarpo, tai gali daryti elektroninį variantą, bet kadangi kalbėjome tiek apie mokytojus, tiek apie tėvelius, tiek apskritai apie dainų bendruomenę, tai elektroninį variantą su suaugusiais žmonėmis padaryti tikrai nebus įmanoma. Nes sakom, gal neatsakingai ir pažiūrėsim, kad aiškiau kontaktuojam su žmonėmis, nes čia turi kaip. Aš tai siūlyčiau mūsų darbo principą tokį, kad tai nebūtų pristatymas ir toks, tarsi. Bet kiekvienos mokyklos komanda, išklausiusi pristatymą,
pagalvojate, gerai, o šitas projektas yra įdomus, kaip mums atrodo, kokiu aš dar galėčiau pasiūlymų tai mokyklai išsakyti, bet gal jūs galėtumėte atkreipti dėmesį ir padaryti šitą ir šitą, o gal ir šitai būtų įdomu. Ir taip pat pabandytumėt probleminės tokias vietas išryškinti, arba tokias abejonės iškelti. Va dėl to tai aš labai abejočiau. Mums atrodo, arba man atrodo, kad tai yra būtų taip. Ar tiktų toks principas? Nu tai va, tai tada nuo ką? Nuo Didžtvario ir pradėkime. Ne, bet audronė, tai vis tiek gal reikėtų, nes ne visi girdėjo tą praeitą kartą tą, kai jūs gal galima labiau koncentruoti, tada tokiu būdu tikslas yra pagelbėti, padėti šitai mokyklai, na gal tokias, gal pražiūrėtas vietas, arba dar kai kurias vietas pastiprinti. Tai jeigu Didžtvario gimnazija sutiktų, tai aš tai kreipčiausi pirmiausiai moksleivius. O įdomu, ne? Pagal jūsų pirmą klausimą. Čia aš neturiu užrašyti. Gal atsimenate klausimus? Ta prasme, kuo yra įdomus, tiesiog neturiu užfiksuoti. Čia negaliu viešai šitam paslaugos. Kas norėtų? Gal tada kita mokykla? Kaip čia mums dabar išsirinkti? Ne, nu vis tiek reikėtų kažkaip, tai manau, kadangi mes esame čia kaip visi kolegos, ta prasme, vis tiek turime vieną bendrą tikslą. Renkamės į tą mūsų vadinamą kūrybinę laboratoriją, tai tiesiog geranoriškai ir priimkime ir pastebėjimus, ir pasiūlymus. Neturėkime galvoje tos minties, kad tai kažkas kažką kritikuoja, bet tiesiog pamastymui. Tai tą, ką paminėjo Henrikas, tiesiog norisi dar kartelį, aš manau, kad visi galime kiekvienas pasakyti, ko yra vienos ar kitos gimnazijos idėja įdomi. Bet pirmiausia, pats lengviausias turbūt klausimas, ane? Kuo yra įdomi pati idėja? Tai tikrai turime ką pasakyti kiekvieną komandą. Ir norisi to bendravimo, nes jeigu tik tais pasėdėsi ir pasakysi, kad viskas gerai, tai nebus to kontakto. Pabandykime pareflektuoti. Iš to, ką pristatė Romuvos gimnazijos komanda, sakykime, migracijos problema. Gerai, tai aš tada pradėčiau. O paskui jau... Kad drąsiau galbūt, jo. Aš tada noriu paklausti jūsų. Gerai, kaip jūs galėtumėt vienu sakiniu nusakyti savo projekto esmę? Vienu arba dviem sakiniais. Pabandykit vienu sakiniu pasakyti, bet pačių esmių esmę. Kas yra svarbiausia šitame projekte? Čia jūsų didelė labai komanda, labai jūsų daug. Tai jūs... Jo, čia svarbiausia mokiniai. Nėra, žinokit, neteisingo atsakymų. Sakykit taip, kaip dabar galvojat. Mums svarbu išsiaiškinti, tam, kad jums būtų lengviau paskui vykdyti tas veiklas. Gerai, tada paklausčiau kitaip. Kokios pagrindinės jūsų veiklos tada planuojamos, o tada jau grįšim prie pirmo. Aš supratau, tyrimas, ar ne? Tyrimas, renginys, pasiekimas, tiesioginį bendravimą. O tyrimo rezultatai, kaip... Tai mes juos ir apdorosime ir pasižiūrėsime, kokia gimnazijų situacija, arba dainų bendruomenė. Iš tiesų mūsų apklausoje yra tokių klausimų, kaip manote, kas, jeigu dabar atsiminsiu, pavyzdžiui, kaip manote, kaip valdžia galėtų kontroliuoti tą reiškinį, arba kas priverstų jūs pasilikti Lietuvoje, tai būtent manome, kad galbūt iš pačios bendruomenės galėtume. Tik tai, kai kalbat, nežiūrėkit nei į mane, nei į Editą. Mes va čia visi esame. Svarbiausia. Gerai? Čia klausimas yra nesmeniškas. Bet dabar toks pietų metas, jisai toks pasivesimas. Bet jūs dabar pagalvokit, jūs sėdit čia, nereikia pamokose. Sakėme viską, ką norėjau. Tai aš dabar provokuoju jau daugiau nebe jūs, nes jūs savo išdėstėt. Kitas mokyklas, kitas komandas. Problema aktuali, jinai tikrai Lietuvoje šiandien viena aktualiausių problemų. Bet klausimas tada kiltų, kaip ją, tokia įžeminti, kad tai ir neliktų tokiam globaliam lygiui. Ar teisinga pasirinkta kryptis? Ką mes galėtume dar pagelbėti? Kalbėti. Čia mes ir matėte, kad ta tema aktuali, tai mes puikiai suprantame. O tas rezultatas, Kaip galėtume
galbūt jie į tai atsižvelgs ir jie nuspręs vis dėlto, ar jie yra prie tų 30%, kurie išvyksta, ar yra prie 30% tų, kurie lieka. Tai čia irgi, kad ir to teiginiai, tas bendravimas, jie vis tiek turi šiek tiek pliusų. Puiku, gerai. Šiaip padarė visas išvadas, ta prasme, galim imtis kažkokių priemonių ir tiesiog tą 30%, kurie yra neapsisprendę, kažkaip jiem parodyti, kad vis dėlto galbūt yra geriau pasilikti prie tų, kurie lieka Lietuvoje, kad mažėtų infliacija. Man tai norėtųsi, sakykime, tokio veiksmo. Čia tiesiog besiklausant mintis tokia kilo. Aišku, tam, kad galėčiau veikti, reikia savaime suprantame to tyrimo apklausėlės, žinoti, kad kaip ir jūs paminėjot, labai iš tikrųjų gera mintis įsakyta buvo, bet man norisi kokio veiksmo. Aš sužinau faktą, nors viskas aišku, ne, idėja, žinoma, kad iš tikrųjų ta emigracija yra aktuali, pasitvirtinu jau lokaliau, bet kokias priemonės mūsų bendruomenė dabar galėtų pasiūlyti, kaip jūs paminėjote, kad tas 30% pasiliktų Lietuvoje, kurie dar neapsisprendė arba dvejoja. Kas galėtų paveikti, kad ir bendraujant bendraamžiams per Facebooką ar Skype'ą, kas tai galėtų veikti, kad jie vis dėlto neišvyktų iš Lietuvos. Aš nežinau, man tai tokios mintis kilosi, kažką tai norisi žmonėms pasiūlyti tokio, kas galėtų būti veiksminga, vis tik pagalvoti ir gal vis tik tais pasilikti. Aš nežinau, ar tai, man čia aš tik tais reflektuoju savo mintise, kaip sakau, ar tai, galvoju, kitiems taip pat noriu, kad ir kolegos padėtų, kitos mokyklos, ar tai mūsų galiose pasiūlyti priemonę, tokią veiksmingą priemonę, kuri bent jau 10% sustabdytų, 5%. Tiesiog, bet nežinau, ar tai tikrai galima. Aš manau, tai man čia tokių minčių kilo. Galėtume gal, tiesiog, mes kai ėjome emigraciją, daug kas sakė, aš važiuosiu mokintis į užsienį, nes ten geriau, o kas geriau, ten niekam neaišku. Ir gal reiktų imti pavyzdžius tokius kaip Lietuvoje yra pabaigęs, Lietuvoje kažką ir tikrai užėmė aukštas kažkur pareigas ir labai garsus visus. Ir tuos lyginti, ką užsienį yra išvykę, kiek yra pasiekę ir ką Lietuvoje. Ir aš manau, kad Lietuvoje kas pasilikė ir mokinasi yra tikrai gal daug daugiau pasiekę, negu kas iš Lietuvos išvykę. Kviesti asmenis, tam tikras asmenybės. Bent jau iš interneto tą pačią pasižiūrėti, kas yra ką pasiekęs, kokie garsus lietuviai. Nes šiaip, pavyzdžiui, kiek žinau, kad Lietuvoje, pavyzdžiui, ten yra vieni tų garsiausių lazerių, kurie ir taip toliau. Kažkur kiti keliauti, jeigu žinai kažkas to patinka, tikrai Lietuvoje yra daug vietų, kur tu gali save realizuoti ir kam tas užsienis iš tikrųjų. Kitaip sakant, jūs norit pasakyti, kad galima tokiais pavyzdžiais parodyti, kad Lietuvoje yra kur kas didesnių galimybių, negu ten dirbti tuos eilinius darbus. Taip. Ir dar plius vis tiek Lietuva čia savo kalbą. Kokiu būdu tai padaryti? Kviesti susitikimus to žmonės. Kažką daryti, kviesti dar. Vieną kitą pokalbį. Gal kokias specialias svetaines sukurti, pavyzdžiui, tik kas tai galėtų dalintis patirtimi, nebūtinai gal migracija, bet ir vietiniai, ko jie kaip sekasi, ko pasiekė, kad ir tie patys, kad ir iš tos bendruomenės, kaip mums sekasi, kaip mes įstojom, kaip mes mokomės, kaip, sakykime, jie rašo toj pačioj svetainėj, tu žmogus jas gali pamatyti, kaip kitam užsienį išvykusiam, kaip jam sekasi, gal, nežinau, taip, tarkim, gal. Nes tikrai yra tokių pavyzdžių, kur žinau, kad išvažiavę mokytis, nebaigę dar gimnazijas, išvažiavo atsistavęs į užsienį, dar mokinasi, mes ateiname į tą mokyklą ir ten, sakam, tokių dalykų mokinas, kur mes prieš 2 metus jau ėjome. O dar, parodė, kad tikrai žemesnis lygis ten, negu čia, pavyzdžiui. Suprantat, yra mūsų šaliai nusistovėję tokie stereotipai, kad, tarkim, aš išvažiuosiu į Angliją, tam bus geriau, aš uždirbsiu daugiau pinigų, savo namą pasistatysiu, mamai namą pastatysiu. Bet iš tikrųjų tie žmonės, kurie išvažiuoja, tarkim, į užsienį, jie pamato, kokie iš tikrųjų užsienį yra brangus mokslas visų pirma, kad tu kartais to net negali išgalėti sau leisti. Arba kad ir tas darbas, kad tu aš čia daug uždirbsiu, bet iš tikrųjų realiai tokių dalykų kartais
tarsi net nėra. O jeigu tu ten nori daug uždirbti, tu aišku turėsi daug ir arti. O ar tu gali ir čia Lietuvoje ir daug pasiekti. Paprasčiausiai nėra nieko be išeities. Paprasčiausiai tu turi stengtis ir jeigu tu stengsies, tu turėsi. O kodėl Lietuvoje visi arė ir tuos malos malos suduria, o jūs išvažiavę tam prasam? Na, čia aišku, čia jau yra valstybės ir šeimos, aišku. Tas tai kalbas, ne? Kodėl tai yra valstybinė politika, tam tikra kryptis. Aha. Iš tiesų, dar vienas dalykas, tai gerai mes galim turėti gerą darbą, uždirbti daug pinigų, bet ar žmogus bus laimingas. Va čia vėl didelis klausimas. Ir galiu iš asmeninės patirties pasakyti, kad labai daug žmonių, kurie yra tenai, jie tikrai vakarais verkia ir sako, mes norim atgal. Yra labai daug žmonių, kurie iš pradžių sako, jo, mes tenai galbūt gaunam didesnes algas, galbūt gyvenam geriau, bet vis dėlto Lietuvoje yra namai. Ir būtent parodys amžius čia esančiam jaunimui, kad vis dėlto ten nėra taip gerai, kaip galbūt jie galvoja apie tai, kad vis dėlto žmonėm ten nėra taip. Tai tada per tos statistinę informaciją tai galima parodyti. Mes dėl to kalbėjome apie susitikimai ir bendravimą, netgi operatyvų, tai yra interaktyvų visą bendravimą, arba netgi sugrįžus iš čia dalykus. O tai realu tą, kad, pavyzdžiui, Šalkauskio gimnazija siūlo, kad būtų galima į elektroninę erdvę. Tai yra realu, pavyzdžiui, pagal jūsų galimybės padaryti. Iš tikrųjų, tai būtų efektyviau. Jūs dar minėjot, kad įtrauktumėte ir vietos bendruomenę, va šito rajono. O kaip čia su šitais žmonėmis, ką čia? Taigi darytume tokią pat apklausą, pateiktume, pakviestume čia pabendrauti. Ir gal ką mes čia toliau tą produktą galutinį, kaip ir šnekam, kad koks renginys vyktų ar kažkoks atvyktų žmogus. Tai va, tai tą įsijungtume į tą pačią veiklą. Dar kitų mokyklų komandos, kokių turėtume klausimų, patarimų, pasiūlymų. Akivaizdu, kad šita problema tikrai yra viena didžiausių, bet tas jos globalumas, tas mastas, čia prie šitos problemos būtinai, prie šitos temos, prie šitos idėjos verčia pririšti labai konkrečius dalykus. Tai yra tas konkrečias priemonės, ką mes darysim, diskutuosim, kursim svetainę. Tai eina šią diskusiją. Atliksim tą. Tai tas yra labai svarbu, labai tos konkrečios veiklos labai svarbios. Jo, tai ką mes ir supratom, kad ją susikonkretinsim, tą kaip gyvas sakė, tai tos temos. Tie dalykai leistų į žemę. Nes matot, aš taip suvokiu, kai mes čia bendraujam su vaikais, kad mes čia neturim kažkokio tokio tikslo, kad pasieksim, čia mes namą statome ar nebrėžinį kažkokį kūrėm, bet tiesiog svarbu mokinio jauno žmogaus iniciatyva, kaip jis žiūri į šitą problemą. Tai čia yra pagrindė, aš suvokiu tą dalyką, nes aš kaip pažiūrėjau pagal projekto tikslus, tai tikslai čia tokie ir akcentuojami. Tai aš tą ir matau, kad jauno žmogaus iniciatyva toj veikloj, išvadų padarimas, kad taip, gal jis ir pats nori išvykti, o po šitos veiklos jis nebevyks į užsienį. Nes pasidarys savo daugiau argumentų, kad Lietuvoje gyventi yra geriau galbūt. Tai aš tą matau, o aš kitokios, tai čia galima daug visokių variantų žiūrėti. Tai tik šiek tiek sustabdysi nei ką. Tik parodysi savo iniciatyvą. Ką aš matau. Nes aš perskaičiau dar kartą ir pažiūrėjau, su vaikais peržiūrėjau ir su kolegėmis. Būtent kokie prioritetai mokykloje, tai aš čia nieko kito ir nematau iš to projekto. Bendravimas, bendradarbiavimas, kuo ir remiamės. Tai va, sprendžiama opi problema, veiksmingi būdai, įtraukiama bendruomenė, idealai ir vertybės. Nu, aš kuo ir remiuosi čia. Ne, tai viskas gerai, čia niekas nekritikuoja jūsų, viskas... Jo, tai šiandien taip, aš sakau, tiesiog ta samprata mūsų tokia yra tiesiog veiklos kryptis. O dar norėjau pasakyti, jūs ten minėt tarptautinę akciją. Tai dabar mes ją išbraukime, kaip prašė patikslinti, jau nevedėjom tada, nes mums čia buvo Agnė. Jo, kad per didelį veiklą, tai tiesiog ją ir išbraukėme. O šitas... Pamanėm, kad užtektų. Preliminariai tai, ką ir sako. Aišku, čia labai to laiko ir nėra daug, reikia labai konkrečių priemonių.
kurias galima įvykdyti per tam tikrą laiką, sakykime, nes jeigu turi daugiau laiko, tai gali ir tas priemonės tokias platesnės, laiko prasme, užsiplanuoti. Turime būti ir realistais, aišku. O kokią jūs galėtumėt pasiūlyti vieną priemonę, kuri galėtų būti įdomi ir prasminga kitoms mokykloms, ne tik tai mūsų laboratorijos komandoms, bet tiesiog Šiaulių mokykloms, arba netgi ir kitos savivaldybės mokykloms, kurie galėtų prisijungti prie šitos idėjos patys, savanoriškai. Kokia nors priemonė, kokia nors akcija, kuri, pavyzdžiui, kartą per metus Šiaulių Romuvos gimnazijos iniciatyva organizuojama tokia akcija, kuri yra skirta emigracijos problemai spręsti ir po truputį ją vis įsijungia ir kitos mokyklos. Jinai pasirodė labai tokia, įdomi. Ar galėtume tokią išskirti? Ar čia verta būtų apie tai pagalvoti? Kas galėtų rasti atgarsį kitose mokyklose? Akcija, mokytis, Lietuvoj. Kiek iš Romuvos, aš noriu paklausti, kiek iš Romuvos tikrai mokosi užsienį? Mes statistikos nežinome, tai mes nežinome, dėl to patiem įdomu. Jeigu kalbant, pavyzdžiui, apie mūsų klasę, tai iš mūsų klasės dabar yra išvykę 5 žmonės, kurie mokės mūsų klasę. Ne, bet baigė jūsų gimnaziją, kiek moko? Nu, pavyzdžiui, šių metų, kiek jau čia moko? Tai turim, sakau, ir įdomu iš tikrųjų, nes jau kartais ir nežinom apie save, toliau plačiau. Ir bus rodiklis šiais metais, pavyzdžiui, pernai įstojau. Kaip sako, procento mažėjimas net iš gimnazijos, ar tai gimnazijos. Tai ir pavyzdys užsienį. Taip yra. Jeigu išvažiuoja, užsikabina ir nori likti ir lieka. Sakau, kad, aišku, yra šeimų, kurie ten amžiui, bet, pavyzdžiui, jaunimas, kad nevažiuoja. Tai galėtų būti tas procentas, kad jo mažėja, jis mažėja, tai būtų jų vadėčių. Kai jie sakė tos organizuotus susitikimus ir tai gali būti visuomenė gimnazijos tai susitikimus. Tie, kurie ketina važiuoti, kad kaip tik juos įtikinti, kad nėra čia tokia. Aišku, tai kaip ir kalbam, jeigu čia nieko nepadarysi tokio, bet toj sampratoj, ką mes galim su to projektu padaryti. Tai taip, pavyzdžiui, akciją darom, aš suprantu, sutvarkome aplinką, ar ne, visi iniciatyvai. Šiuo atveju truputėlį pusė daugiau. Tai psichologiškai paveiktų, kokios priemonės paveiktų. Tai dėl to mes galime pamastyti iš tikrųjų. Dėl konkretumo, jo čia akcija visoms gimnazijoms bent jau šį. Tai mes čia kalbėjai apie tarptautinę, gaunasi tokia vietinė respublikinė, tai vis tiek tas vyka. Bet jinai būtų labai svarbi. Tai mes kažkaip mušėme toliau. Tai gal tada keliausim prie kitos. Tada turi savo tikrai pamirštų istorinę erdvę, kurias dabartiniai praeiviai nieko nežino. Mes net sprendėme Didžvario parko atkurti visą istoriją. Pavyzdžiui, mūsų projekto pavadinimas yra Echnikvilo Nikrofit. Tai reiškia, iš nieko niekas neatsiranda. Mes norime parodyti, kad Didžvario vardas ir parkas iš niekur neatsiradęs. Atsirado iš kažkur ir mes norime tai jums parodyti taip pat. Mums yra labai įdomu patiems sužinoti ir atšviesti visus kitus, kaip mūsų galutinis projektas. Rezultatas turėtų būti galbūt sutvarkytas parkas, taip pat mes galvojame, gal galėtų būti lankstinukai turistinėje centre, kad bent jau kas 3. ar 4. praeinantis pro Didžvario parką ar mokyklą žinotų jo istoriją, iš kur atsirado, taip pat kas vyko toje vietoje tuo metu. Mes patys dabar jau renkam informaciją, susikonstruktavome savo tvarkaraštį ir vieni eina į muziejų, kiti į biblioteką, treti eina į savivaldybę, klausti, ką mes galėsime daryti su to parko, ar mes ką nors ten konstruktuoti, tarkim, suoliukus, ar kokias memorialinės lenteles ten padėti. Taip pat jau ieškome finansavimo su jaunimo agentūromis. Čia jau jūsų pirmieji žingsniai. Jo. Tai, o dar dėl to galutinio rezultato, tai
mintis, paminėjote suoliukus nuorodas. Kas tai dar, ten jūs labai jau daug norite, ne? Apšvietimas. Taip pat pasitelksime savanorius. Ne vien mūsų mokyklos, galbūt prisijungs ir kitų mokyklų, miesto gyventojų. Ką čia yra svarbu? Būtent visa esmė yra būtent tas finansinis momentas. Šiaip tai, jūs atsiprašau, gal dar nepabaigėt pristatymą. Man tai, ką norisi iš karto pasakyti, įdomumas, ta prasme, būtent jūsų idėjos yra tai, kad iš tikrųjų mieste, Šiaulių mieste yra labai daug vietų, kurios yra svarbios mūsų istorijai, mūsų kultūrai. Bet, aišku, tai, ką pasakysiu, yra, sakykime, nėra labai pozityvu tai teikti, kad nėra lėšų, nėra pinigų, norisi tas vietas atkurti, bet kaip tai padaryti, kad, sakykime, savivaldybė neturi pinigų skirti toms vietoms, tai nebūtų pasiteisinimas. Nes iš tikrųjų tai vėl turi būti svarbu miestui tos vietos. Jos turi būti svarbios. Tai yra tarsi miesto veidas, miesto istorija. Tai yra vietos, kurias žmonės, miestiečiai norėtų ateiti. Aišku, šita mintis, ta iniciatyva jūsų iš tikrųjų yra labai sveikintina ir manau, kad nei vienas šiaulietis nepaneigtų tos minties, kad tą, ką jūs galvojate daryti, tai nereikia daryti. Bet esmė yra tame, sakykime, man tai, jeigu tik galvojant apie pasiūlymus, tai iš karto, aš turiu tą klausimą tokį, labai konkretų. Surasti socialinius partnerius, kurie galėtų pafinansuoti mūsų realius žingsnius, ar kiek tai jų tokių būtų, ar tai yra realu, nes tai yra iš tikrųjų nemaži pinigai, jeigu norim sutvarkyti visą infrastruktūrą, bent jau iki tokio lygio, kad tai būtų ta vieta, maždaug, truputėlį bent jau patrauklesnė, negu dabar yra. Tai ar taip, kad apšvietimą, kiek tai yra realu be miesto vadovų iniciatyvos? Ar tai bus galima, aš ir klausimus papačiusiu, ar tai bus galima, sakykime, nuėjus į pokalbį pas merą, labai argumentuotai pateikiant savo tą idėją, aš manau, jis pasakys, kad tikrai šauni ta mintis yra, bet paprašyti surasti lėšų šitą vietą atgaivinti, aš manau, gausit atsakymą šiandien, bent jau šiandien, nelabai teigiamą, nes miesto situacija yra iš tikrųjų sudėtinga. Nedaryti irgi yra negerai, norisi iš tikrųjų jūsų idėją palaikyti. Tai aš bent jau galvoju, ar jūs turite potencialių rėmėjų, bent minimaliai, kurie galėtų jums gelbėti. Bet tų savanorių idėjas aš galiu savo jėgą panaudoti, kad ir aš, pavyzdžiui, pati irgi kaip pilietė, kaip miestietė, būtent šių miesto gyventoja, aš atsiliepčiau jūsų akciją, kur mano reikia darbo jėgos. Aš galėčiau surinkti šiukšles, dar kažką padaryti, galų gale gal surasti iš savo lėšų kažkiek tai surasti, nupirkti augalų, pasodinti, ar medį, ar krūmą, ar gėlynus, bet ar to užteks? Žinau. Taip, emigracija, bet irgi jie akcentavo, kad tai yra dvasinis dalykas. Tas, ką mes šnekam, mes ir norim akcentuoti, čia labai daug šnekėjai. Ir šiauliukai, kas buvo pirminiam. Mes viską suvokiam visiškai, kad čia yra tikrai tie dalykai, suoleliai, visokie apšvietimai yra nerealu, šiandieną tai ir nerealu. Tai ką mes per kelis mėnesius galim padaryti, tai aišku, mes galim padaryti realią talką ir mes galim padaryti, tai būtent tą atmintį istorinę atgaivinti. Būtent tai tikrai. Užtat tarėmės jau su turizmo centru, kad jie, kai organizuoja ekskursijas, tie patys gidai, kad jau jie galės įtraukti tą parką iš Dvario, jau į savo tą maršrutą. Bet ką įtrauksi, jeigu tu nežinai, kur ten ką nuvesti, kur ten kas yra. Tai va, galbūt pagrindinis tikslas yra mūsų surinkta medžiaga kuo daugiau, bendraujant su muziejumi, bendraujant su kažkokiais galbūt
biblioteką žmonėmis, kad tikrai va, atsirastų ta rodiklė, atsirastų nuoroda, kas čia yra, kaip čia yra. Gal tada savivaldybei, jeigu jie ateitų, jiem gėda pasidarytų, kad va, čia kažkas garsus buvo, čia kažkas garsus. Taškas, visus. Gal labai pagalvotų, kad reikia tikrai kažką padaryti. Kad ir tie šaligatviai, kas ten tie takeliai atsirastų normalūs ir visą kitą, ir kad tikrai atsirastų ta žiema. Bet pirminis per tos kelis mėnesius, nu, ką realiai mes padarysim, tai Maketą. Kas įmanoma. Tai maketą mes kažkas parašysim. Bet čia per tiek, kad noriu. Čia daug pinigų reikia. Čia tikrai ne. Ne, tai daug, labai aišku reikia, bet tai čia... Bet mes mąstėm apie tą, užduoti visai Respublikai, mąstėm apie tą idėją, būtent istorinę atmintį. Ir tikrai kiek mes praeinam, pro namus vaiduoklius, visą kitą, ir nežinom, kas čia yra. Tai žinot dabar, kai jūs pasakėt, mano tokia asmeninė nuomonė, dabar per pastarąsias 2 savaitės apie 10 tokių projektų esu perskaitęs. Kada tą jūsų trumpą prašymą perskaičiau, žinot, koks jausmas kilo. Iš tų visų perskaitytų 10 projektų, jeigu norėčiau pavogti kokią nors idėją tuoj pat, iš karto, tai jūsų, sakau, be jokios panegirikos. Pirmas mano patarimas būtų šitą idėją iš viso užpatentuoti. Nes man jinai yra tokia paprasta, bet tokia originali, kuri tiktų bet kokiam Lietuvos miesteliui, bet kokiam miestui, bet kokiai mokyklai. Mes vakar kalbėjom su savo gimnazijos, Kėdainių Šviesiosios gimnazijos mokytojais keliais. Čia prieš keletą dienų mirė Liūnė Sutema. Išeivijos poetė, žinot, tikrai. Jos brolis Henrikas Nagys, irgi garsus išeivijos poetas. Jie abu mokėsi 43-4 Kėdainių gimnazijoje. Kėdainių Šviesioji dabartinė, jinai ima tradiciją iš ankstesnių laikų. Tai aš jiems sakau, tai va žiūrėkit, yra užmiršta istorinė vieta, prisimindamas visų projektą, į erdvė. Paimkite, atgaivinkite. Pakabinkit lentelę prie lietuvių kalbos kabineto, kad čia šitas kabinetas yra Liūnės Sutemos vardu pavadintas. Vaikai, kurie nieko nežino apie ją, nueis vienas kitas į biblioteką, pasiims poezijos tomelį. Jam įdomu, pasklaitys. Ir taip toliau, iš čia galima daug ir daug ir daug. Tai man, pavyzdžiui, jūsų šita mintis ir idėja yra superinė. Aš tikrai ją matyčiau kaip tokį, sąjūdį visai Lietuvai, visoms mokykloms. Daug yra užmirštų vietų, ir kur galima atrasti. Ir nebūtinai jau žinant, kad ten, jūs dabar jau orientuojatės į parką, bet galėtų būti tos erdvės ir nežinomos. Dar smagiau yra jas atrasti patiems ir surasti. Čia yra gal šalia mūsų. Aš labai skatinu ir labai pritariu šitą jūsų minčiai. Man jinai tokia pati pačiausia. Patentuokit, nes tikrai pavogs kas nors. O jeigu rimtai kalbėti, jūs turite ją siūlyti kitiems. Čia yra jūsų mintis, jūs jos nepaleiskite. Yra kur kas svarbiau dabar netgi dirbti tokiam viešinimo. Gal šitas projektas ir turėtų tokią kryptį ir vektorių, kad tokį sąjūdį padaryti. Šiauliuose, rajone ir kitose mokyklose, kad visi stabtelėtų. Nes mūsų tas gyvenimas šiandieninis, jeigu reikėtų taip ir apibūdinti tokiais keliais žodžiais, tai vienas iš tokių labiausiai apibūdinančių žodžių tai būtų greitis. Mes neturim laiko. Nėra kada. Pastebite, nėra kada. Tik žiūri laikrodį, toks susitikimas, toks pasitarimas, pamokos baigėsi, būreliai prasideda. Jaunimas šito dar nejaučia, bet ypatingai vyresnio amžiaus žmonės, tai tokie dalykai priverčia stabtelėti. Tai tas yra labai gerai. Tai yra priemonė sustoti, nes greitis, ką jis lemia? Jis duoda paviršutiniškumą, jis duoda nerimą, jis duoda daug tokių abejotinų dalykų, kurie mums visiškai yra nereikalingi. Aš labai šitą jūsų mintį palaikau. Kaip jums atrodo kitiems? Ką galima būtų čia iš to dar ir savo? Idėja tai yra tikrai labai gera, bet reikia tų finansavimo
nu, kas pafinansuotų tai. Ir iš tiesų reikia, gal jiem iš tiesų, kad pateiktų, kad minti, dėl ko vat būtent vat reiktų finansuoti. Ne į mane žiūrėkit. Kai kurie taip galvoja, Žiūri, kokia man iš to galvojasi. nauda, jeigu aš dabar pafinansuosiu tą, vat čia padėsiu, jūs čia pastatysit tą ir tą. Gal reikia ir vieniem kažką dar. Nu palaukit, aš esu dabar, va čia yra mūsų visa komanda, aš esu tos komandos vadovas ir aš sakau, žmonės, būkit geri, padėkit mums, padėkit man. Mes norim juos atgaivinti, reikia lentelių, reikia bukletuko, reikia to. Ar jūs nepritarėt, kad mūsų miestas turėtų gražėti ir būtų gražesnis? Niekas neatsisakytų. Bet čia jau tolesnė etapai ir tikrai galima veikti. Aš tiesiog noriu jūs įpūsti ir skatinti, kad jūs pasirinkot ir viena ir kita komanda labai svarbias kryptis, labai reikalingas, labai reikšmingas. Iš tiesų neturėtume taip sakyti, kad tai yra nerealu, nes kiek yra tekę dirbti nevyriausybinėm organizacijom ir iš tiesų labai daug yra rėmėjų, kurie atrodo, bent jau galbūt geriau tada pereiti per daugiau visų įstaigų, per daugiau žmonių ir galbūt jie ne po tokias didelės sumas, bet iš tiesų rėmėjų, manau, tikrai atrastumėt. Jeigu pasakyt, kad iš tiesų, kai kabinsim tą lentelę, vis dėlto pasakysim, kad šitam parkui padėjo ta įstaiga, ta įmonė ar dar kažkas. Ir manau, kad tikrai tai įmanoma. Tai ne, tai mes mastom, mes žadame europinį projektą rašyti, mes pusę mastom. Mes mastom, kad kaip tai galima padaryti. Jaunimas- Aš šiandien, aš apie šiandieną tai. Jaunimą skatinčiau ir grįžtant dar prie ir jūsų, ir kitas komandas. Pagalvokit apie tokias, jeigu kalbam apie akcijas, tai jos turėtų būti jum artimos, šiuolaikiškos. Kokie flash ten tie mobai, ar kaip jie ten vadinasi, ar kokios kitos akcijos gatvėse, mieste. Atkreipti žmonių dėmesį. Ir tada jiems sakyti, kad tai yra skirta tam ir tam. Tam ir tam, bet tai būtų įdomu. Pirmiausia, tai turėtų būti mums įdomu. Per kokius nors meno galima įvairius dalykus įjungti. Kokį nors plenerą, ar kokį nors, bet čia jau tolesnė etapai. Jau jie tie, kurie reikalauja tam tikrų finansinių. Dar kokiu turėtume? Tai pavyzdžiui, kodėl negalima finansų iš tos projektinės veiklos skirti? Aš nežinau, yra koordinatoriai projektų, jūs čia.